Sveiki, mėly bičiuliai, sveikinuosi su jumis iš Žaliakalnio, tokia neįprastoje vietoje filmuoju. Na ir noriu pakalbėti apie neseniai įvykusius JAV prezidento rinkimus, kuriuos, kaip skelbiama, jau laimėjo Donaldas Trumpas. Šiaip rekomenduočiau prieš tai paklausyti anksčiau buvusią laidą vakar, kurią įdėjau apie taip, kaip veikia JAV rinkimų sistema, tada bus viskas aiškiau. Čia tiems, kurie tikisi kažkokių labai didelių ir įspūdingų ir revoliucioningų permainų, kad žmonių gyvenimas pradės gerėti, faktas to nebus. Dauguma JAV politikos prezidentų ir visų kitų tenais veikėjų, jie dažniausiai daro tam tikrą politikos testinumą, nes prezidentai nors turi JAV didelę galią, bet nėra visagaliai, be abejo yra bendra politinė sistema, kuri juda irgi savo keliu. Bet aišku, Trumpas, kaip ir dauguma kitų prezidentų, aišku, vis tiek gali nešti tam tikrus savus akcentus ir kai ką pakoreguoti. Galima lyginti su to, kad 16-20 metais Trumpas jau buvo prezidentu ir mes jau matėm, ką jis planavo daryti, ką jis padarė, ko nepadarė ir mes galim žinoti, koks yra jo bendras stilius. Koks yra jo bendras stilius? Jo stilius yra toks biznieriškas, kad mes jau suteikėm nevatai amerikietišką ginklavimo skydą, mes jūs nevatai saugome, o jūs už visą tai patys ir susimokėkite. Čia tos lengvas reketininko būdas, kad už savo verslo apsaugą tu turi bandyti susimokėti. Nors galbūt tos apsaugos niekas per daug ir neprašė, bet supraskite patys, apsauga yra reikalinga, kad nevatai kažkas nesuduštų pas juos. Tai lygiai taip pat Trumpas, kai buvo 16-20 metais prezidentu, jūs turbūt atsimenate, kad visiems NATO šalims jis sakė, kad turite pasiekti 2% nuo BVP ginklavimąsi. Na ir Lietuva, aišku, iš karto nuskubėjo, tuo metu Lietuvoje buvo žalia valstiečiai ir tuo metu būtent prasidėjo spartus Lietuvos to vadinamo gynybos biudžeto augimas. Aišku, dabar situacija yra kitokia, jau reikalaus jau nebe 2, o be 3 ar 4 pereiti procentų. Lietuvos valdžia be abejo su to pilnai sutinka ir jie sako, mes ginkluosimės tiek, kiek reikia ir mes prašysime, kad jūs leistumėt nusipirkti iš Amerikos Lietuvos valdžiai ginkluotės. Tai jie rodo visus ženklus, kad jie bus toliau nuoseklus Jungtinių Amerikos valstybių vasalas. Tai čia Lietuva, Latvija, Estija nieko naujo. Lenkija irgi taip pat, greičiausiai Rumunija panašiai, bet aišku bus spaudžiamos ir kitos NATO šalis, vakarų šalis, kad jos irgi skirtų didesnį gynybos vadinamą biudžetą ir be abejo, kad įpirktų ginkluotę iš Jungtinių Amerikos valstybių. Kodėl tai yra naudinga? Tai savaime suprantama, yra tada JAV kapitalas patenkintas ir eiliniai gyventojai irgi dalinai patenkinti, nes papildomos darbo vietos, papildomi etatai, papildomi užmokesčiai. Tai aš dėl to suprantu, kad dalį Amerikos darbininkų netgi Trumpų išrinkimas atrodo daug simpatiškesnis negu Baideno, nes Baidenas vis tiek daugiau spindi tokia miestų ta visuomenė, tas žaliasis kursas, ten skaitmeninės technologijos, visą kitą, o to labiau Trumpas labiau atstovauja tokį kaip ir tradicinį kapitalą, ten iškastinį kūrą. Tai dauguma ten tų žmonių, kurie paprastų darbo žmonių, jiems aišku galbūt priimtinesnis tas Trumpas ir jo tas šūkis toks atrodo, toks grįžkime į auksinius laikus, Make America Great Again, padarykime Ameriką vėl didžią. Bet kodėl tuo susižavėję yra kiti šalių gyventojai, ne amerikiečiai, tai man atrodo, kad net nekeista. Nes jeigu Trumpas ir padarys Ameriką vėl didžią, tai kyla klausimas, kieno sąskaita. Nes šiaip iš nieko kapitalistiniam pasaulyje niekas nesiranda. Viskas turi būti iš kažkur sukurta, iš kažkur perimta. Jeigu tu nori padidinti pardavimus, reiškia kažkokią įmonę pardavimus sumažins. Kažkokias įmonės bankrutuos. Jeigu nori, kad Amerika taptų turtingesnė, reiškia kitos šalis turės tapti skurdesnės. Tai vienas iš priemonių, kaip Trumpas surinks pinigus per karinio biudžeto didinimą NATO šalise ir kitose galbūt vasalinėse šalise ir kad tos šalis pirktų ginkluotę būtent iš Jungtinių Amerikos valstybių. Toliau daug kas tikisi, kad Trumpas užbaigs karą Ukrainoje. Kodėl jis tą turėtų daryti? Amerikai karas Ukrainoje yra naudingas. Slavai tarpusavy pjaunasi, amerikiečiai kariams nereikia dalyvauti, jie nežūsta. Ir amerikiečiai ne tai, kad ten, kaip daug kas galvoja, tiesiog merkė pinigus tą Ukrainą, nevelnio. Jie skyrė Ukrainai nevatį kažkokį paramos paketą, tam tikrai piniginiai sumai. Ir ta piniginė suma net neiškeliauja dažniausiai iš Amerikos, bent jau didžioji dalis. Ji tiesiog nueina į JAV gynybos pramonę, į JAV apskritai pramonę. Ir tiesiog kaip pinigai, kurie skiriami Ukrainai, tiesiog nuperkama amerikietiška kažkokia įranga ir po to siunčiama į tą pačią Ukrainą.
Tai amerikiečiai tiesiog tos savo pinigus žiūri kaip investiciją, jos tai skiria ne vatą į Ukrainą, bet iš tikrųjų jie apsisuka ratu ir pamaitina JAV pramonę. JAV pramonė be abejo tai yra naudinga, JAV kapitalui be abejo tai yra naudinga. Tad kyla klausimas. Plius dar aišku Ukraina už tai įsiskolina ir iš Ukrainos galima kažką paimti, privatizuoti įmonės, dar kažką, žinai. Tai kyla klausimas, kodėl Amerika turėtų nustoti imti šito modelio. Kam? Ir Trumpas, kai buvo 16-20 metais, ar jis kažkaip sprendė Ukrainos klausimą, ar sprendė Donbaso klausimą, nė velnio. Jis toliau irgi ten skiria tam tikrų piniginių lėšų Ukrainai ginklavimuisi, tai kodėl jis turėtų dabar neskirti tų pinigų. Reiškia, bus tęsiama ta pati politika. Kadangi bus perima prie daugiau iškastinio kuro, labiau akcentuojamas iškastinis kuras, aišku, žaliasis kursas niekur nedingsis, tai tiesiog nebus tiek stipriai akcentuojamas. Kokios dar yra grėsmės? Yra didelė grėsmė, kad galbūt įvyks intervencija į Venesuelą. Trumpas 17 ar 18 metais jau pats asmeniškai buvo išreiškęs tokį poreikį padaryti perversmą Venesueloje, įsiveržti su karinė galia, bet tada tuometinė jo aplinka jį sulaiko nuo to žingsnio. Jau tada jis planavo Maduro nuversti ir Venesuelą grąžinti į patikimas JAV kapitalų interesų nagus. Nes Venesuela yra labai svarbi šalis, ten labai daug yra naftos išteklių. Tai kadangi jisai užstovauja iškastinio kūro lobizmo, iškastinio kūro kapitalą, tai faktas, kad Venesuela atsiranda tokį padidintojų dėmesio zonoje. Ir problema tai, kad Venesuela dar nespėjo niekaip įstoti į BRICS-ą, nes Brazilija vetavo jo stojimą į BRICS-ą. Dėl to įvykęs toks diplomatinis skandalas, čia pastarąją savaitę toks vyksta tarp Brazilijos ir Venesuelos, nes, kaip ir minėjau, Venesuela negali patekti į BRICS-ą. Tai vėlgi neaišku, ar Venesuela negali patirti intervencijos ir ar Venesuela negali tapti tam tikrų mainų objektų, tarkim, tarp Putino ir Trumpo, tarkim, dalinsis rytų ir vieni Europą dalysis, kiti dalysis Pietų Ameriką, galbūt Kuba irgi gali gauti dar didesnį spaudimą. Toliau žiūrime konfliktą artimuosiuose rytuose, Izraelis, Palestina ir visi kiti arabai. Kaip žinome, Trumpas yra proizraelietiškas. Jisai savo valdymo metu pripažino, kad Jeruzalė yra Izraelio sostinė. To niekas anksčiau nebuvo padaręs, nes tai skaitėsi labai radikalus žingsnis, kadangi Jeruzalė daug kas laiko savo šventų miestų. Tiek ir arabai, tiek ir krikščionys, musulmonai, tie patys žydai ir daug skirtingų įvairiausių tautelių, religinių sluoksnių laiko Jeruzalėje savo svarbių miestų ir daugelis žiūri tai, kad tai negali būti vien tik tai žydų miestas ir vien tik tai žydų sostinė. Trumpas, kadangi jo nugaros irgi stovi ir žydų kapitalas, ir čia įdėsiu vaizdo įrašus, matote, kaip džiaugiasi žydų ortodoksai, kad Trumpas laimėjo, vyksta šokiai, polika su ragučiais, linijiniai šokiai. Nes jisai tikėtinai dar labiau atstovaus būtent tą sionistinę Izraelio politiką, labiau negu Bidenas, šiaip aišku, visos Amerikos valdžios remia Izraelį, bet jis tikėtinai rems dar labiau. Ir visi tie arabų organizacijos gaus dar didesnį spaudimą. Tai tikėtis, kad Trumpo laikotarpiu bus daugiau taikos, aš nebūčiau toks naivus, nes jis, aišku, pirmas dalykas atidirbinės savo tam stambiam kapitalui, kuris jį iškėlė. Antras variantas, jisai bandys ištraukti iš viso pasaulio pinigus ir sunešti į Ameriką. Amerikiečiams, kaip ir minėjau, tai galbūt ir bus gerai, bet kitam pasauliu reikės labiau susiveržti diržus. Ir tikėtina, kad net pačiai Ukrainai daug kas turės didinti finansavimą likusią Europą. Nes Amerika, visai praeitysis irgi sakys, susimokėkite patys, karas vyksta Europoje, o mes ne Europoje, ko mums čia pelto pergyventi. Tai tikėtina, kad vėl Lietuva dar daugiau pinigų skirs Ukrainai ir likę Europa irgi skirs daugiau pinigų taip pačiai Ukrainai. Ar ten kiti komentarus pas mane Telegram'e sakė, kad čia kiti nesitenki su tokiu padėtim, čia bus protestai. Aš nebūčiau toks tikras, iš tikrųjų visuomenės yra labai stipriai daug kur perlaužtos. Vis tai tos ruošinės institucijos padirbėjo pakankamai gerai, užaugino jau antrą kartą, augino žmonių, kurie gyvena visiškai kitam iliuziniam pasaulyje, kurie gyvena iš tam tikrų fondų ir jie užima labai svarbius visuomenėje postus. Tai tikėtina, kad visuomenės ir bus ir toliau debilinamos ir bus toliau išnaudojamos. Ar atsiras tokie protingi nacionalinių išsivadavimo judėjimai? Nežinau, aš Lietuvoje bandau prisidėti per tokį jau kiek čia 12 metai ir progresas yra praktiškai nulinis, netgi sakyčiau regresas. Todėl iš tikrųjų daug vilčių į tai nedėčiau. Lygiai taip pat vilčių irgi nedėčiau kaip ir tų, kurie tikisi, kad Trumpas čia išvalys globalistus, čia padarys kažkokią tvarką.
Ir aš žinau, net yra visi ištisi kanalai, kurie skleidžia tokius mitus. Na, tikėtis, kad Trumpas bus širdžių prezidentas ir lygiai taip pat naivu, kaip kažkada žmonės, kur tikėjosi, kad Nausėda bus irgi žmonių prezidentas. Net ir dėjosi Facebook'us rėmelius, kad jie už prezidentą, kad jie palaiko. Įdomu, ar daug tokių liko. Aš manau, kad nelabai. Tai, aišku, dabar daug kas gal ginčys ir prieštaraus, palaukim porą metų. Užsisaugokite šitą vaizdo įrašą ir po poros metų pakalbėsim, pamatysite, kad dabartinė politika tęsis, gal net su dar didesniu aštrumu. Aš aišku nesakau, kad tam Bidenas ar ta Kamala yra geresni variantai, faktas tai yra irgi ta pati mėšlo krūva, bet turėkime omenyje, kad ten vyksta labai stambus politiniai žaidimai, ten ir dalyvauja labai stambus politinis ir ekonominis kapitalas ir jie žaidžia savų žaidimukus. Mūsų čia, ypač dar kurie nepriklauso Amerikoje, nėra Amerikos piliečiai, mūsų aborigenų likimas jų visiškai nejaudina. Jie į mūsų žiūri kaip atsinaujantį tam tikrą kapitalo šaltinį, kuris gali sunešti jiems papildomų pinigų, sukurti kažkokio produkto, į kurį jie galės smagiai nusavinti. Į ką dėti viltis, atsakys paprastas žmogelis. Dėkite kiekvienas viltis į tai, ką jūs gali kontroliuoti patys į save, į savo šeimą, į kažkokias struktūras, kurias jūs pajėgėt sukurti. Ir tik tokiu keliu eidami mes galime kažkokią sukurti viltis teikiantį procesą, bet žiūrėti į užsieninius ar vietinius kažkokius gelbėtojus, na tai be abejo yra be galo naivu. Tai, draugai, tokia trumpa reakcija, toliau stebėkime, kokie vyks procesai. Pasaulis toliau eina į potencialų konfliktą, o mes kol kas esame to pasyvūs stebėtojai. Ačiū, draugai, už dėmesį, spaudžiate patiktukus, kad kanalas taptų labiau matomas ir susitiksime kitose vaizdo įrašuose. Iki, bičiuliai!